Tai ir paukščiai turbūt jis toks akivaizdžiausias, bet daugiausiai, bet visur. Tai šnekama. Tačiau yra poveikis ir kitom grupėm ir aš trumpai prabėgsiu per tas. Ir taip pat antras yra klausimas, kad tai nėra, sakysim, tas poveikis skirtingom ekosistemos grupėm taip pat yra toks daugialypis, sakykim, kadangi tai ne tik tai pati eksploatacija, kai jau stovi vėjo malūnas ir jisai vėjo elektrinė, ir jisai daro kažkokį poveikį. Skirtingi poveikiai yra skirtingais elektrinių jėgainių gyvenimo etapais. Tai vienoks poveikis vienom įmonės grupėm yra statybų metu, kitoks eksploatacijos metu, vėlgi kitoks, apie ką dar šneka kol kas galbūt neina kažkur ateityje, bet uždarimo metu taip pat bus poveikis vėlgi kitoks, kai tos elektrinės baigs savo gyvenimą ir jos, na, anksčiau ir vėliau bus ardomos. Tai jeigu pradėsiu nuo to, sakant, prie ko, ką daugiau mažiau gerai ir geriausiai susipažinę su kuo esu, tai būtent tiem paukščiam, kokie tie poveikiai realiai yra. Tai yra tokios kaip ir 3 grupės poveikių, tai pirmiausia vizualinis trikdymas, ir vengimas, ta prasme, kad paukščiai vengia vietų. Ir čia aš remiuosi vėlgi Lietuvoje tų vėjo jėgainių jūroje, kai nėra, tai tyrimai remiasi pagrindė užsienio šalių, sakysim, yra daug daryta ir Vokietijoje, Danijoje ir kitose pasaulio valstybėse. Tai tie, kas domėjasi šie paveiksliukai, greičiausiai bus matyti. Tai pirmiausia, tas vengimas yra, atrodo, na, daugiausiai žmonės yra turbūt susidūrę su tuo, kad vienas iš tų didžiausių eskaluojamų poveikių yra tiesioginis mirtingumas, kai paukščiai žūna atsitrenkia į būtent rotorius. Tai jūroje vėlgi tie tyrimai parodė, kad tai galbūt net nėra pats svarbiausias momentas, kurį reikia žiūrėti. Sausumoje, sakysim, situacija yra kitokia, bet apie sausumą šiandien tik nešnekam. Tai tas vienas, kur kas jūroje, sakysim, yra nemažiau svarbus tas trikdymas ir vengimas ir tyrimai parodė iš tikrųjų, kad tai vėjo elektrinių parkai sudaro kliūtis migracijai. Ir taip pat, kas turbūt svarbiausia, būtent Lietuvos atveju, kur yra tos svarbios žiemavietės, neperėjimo laikotarpį, kur susikrimta paukščiai, kad paukščiai tiesiog vengia tų teritorijų. Ir problema čia yra, na, atrodytų, kas čia blogo, kad štai yra tie vėjo jėgainės, paukščiai pamato, jas vengia, na, nieks nežūna. Bet iš tikrųjų, jeigu teritorijos yra vertingos ir paukščiams tose vietose yra optimalios mitybinės buveinės, galbūt, na, šėrimuose turbūt svarbu ar bus, bet jūroje, sakysim, mitybinės buveinės, ten, kur jie leidžia žiemą, tai trikdymas ir jų, kaip sakoma, išstūmimas iš tos vietos, tai išeina, kad tai kaip ir tolygų yra jų buveinės, na, sunaikinimui, ta prasme, kad paukščiam jos tampa neprieinamos, dėl to, kad jos vengia. Nes tas vengimas čia apačioje yra keletas paveikslėlių, sakysim, kaip tie paukščiai vengia migracijų metu, o žiemojantis paukščiai, jie skirtingos rūšys skirtingai reaguoja, bet kai kurios reaguoja labai jautriai. Yra grafikas parodytas čia vėlgi kaip pavyzdys, turbūt jautriausia rūšis, tai yra narai, kurie realiai visiškai išnyksta iš vėjo jėgainių parkų teritorijos. Ir jie kol kas nėra pastebėta, kad priprastų, sakysim, ir sugrįžtų. Ir šis poveikis yra svarbus tuo, kad žiemą, ypač štai aktualu mūsų vandenyse, žiemą, kai paukščiai iš tikrųjų gyvena, na, ant tokio energetinio balanso ribos. Bet koks, tai yra žiema, papildomas stresas, sakysim, ta jūra audringa, žiema ir migracijos metu jie būna išsekę. Tai bet koks papildomas energijos įkojimas, ar tai migruojant apskridimam, skrendant aplinkui kažkokius plotus vengiant, arba pasitraukiant iš optimalių mitybinių buveinių į prastesnės mitybinės sąlygas, kur, sakysim, tas mityba tampa mažiau efektyvi, visą tai išsirtuliuoja, atrodo galbūt taip sunku iš karto sieti tos dalykus, bet išsirtuliuoja tai, kad paukščių būklė po sezono, žiemojimo sezono blogėja, jie sunkiau išgyvena karinę migraciją į savo perimvietėse prašiau veisiasi ir, sakysim, tai yra pagrindė vėlgi tyrimų šitoje srityje iš tikrųjų trūksta. Aišku, padaryti tyrimai rodo tą vengimą, o visa kita yra reikalauja papildomų. Tas yra įrodyta tam tikrais kitais atvejais, sakysim, tas ryšys tarp buveinių kokybės, žiemojimo kokybės ir paukščių būklės, kurie išsirutulioja į visos populiacijos.
Tai dėl paukščių pagrindė tiek. Dabar čia yra, na, vėlgi dugno bendrijoms, tai čia literatūriniai duomenys, čia dar jis man galbūt papildys. Tai čia vėlgi turbūt visi teoriniai, kurie jų įtaka yra labai įvairiai ir galbūt jie, sakysim, reikšmingumų nėra. Bet tai yra be abejo tiesioginis sunaikinimas, yra, na, pastačius tas vėjas, pasikeičia kažkiek srovės aplink dėl tų pamatų ten esančių. Tas galbūt gali turėti įtakos. Vėlgi tas pats kaip, sakysim, paukščių, bet čia siejamas su poveikiu teigiamu, sakysim, paukščių buveinėm, tai povandeninės konstrukcijos, kad ten atsiranda kaip naujas substratas ir tyrimai parodė, kad tam tikrose vietose ta bioįvairovė dugno gyvūnų padidėja tokiuose teritorijose, masė padidėja. Kitas niuansas yra, tai kadangi vėlgi čia, aš įsivaizduoju, praktika skirtingose šalyse yra skirtinga dėl to, kaip kiti naudotojai leidžiami tas vėjo jėgainių parkų teritorijas. Jeigu jos draudžiamas ir laivyba, ir žvejyba, sakysim, tai atsiranda, na, kaip ir galbūt teigiamas poveikis kai kuriom dugno bendrijom, jeigu ten, sakysim, nebetraluoja. Koks, kaip sakant, čia jau yra kitas dalykas, koks yra socioekonominis poveikis. Dėl žuvų, tai vėlgi čia poveikiai dar yra silpniau turbūt ištirti, nes jeigu paukščius esant pakankamai nemažai informacijos žinoma apie dugno bendrijas, taip pat, na, bent jau metodai pakankamai aiškus, tai ten, na, galima daug ką pačiupinėti, pažiūrėti, pamodeliuoti. Su žuvimis dar yra kol kas daug klaustukų, kokie yra tie poveikiai. Vienas dalykas yra triukšmo poveikis, tai tyrimai yra daryti įvairius, bet ypač tas aktualu, sakysim, statybos metu, kai, na, bent jau kitur daryti tyrimai parodė, kad tas polių kalimas yra pakankamai jautriai reaguoja žuvis į tuos. Tiek žuvis čia aš ir apie žinduolius. Taip pat šneku, nes žinduoliai, tai, sakysim, na, yra dabar ruonių, žvėjai neleisiu meluoti, kad jų daugėja tikrai labai smarkiai. Na, jūrų kiaulės jos dar kol kas ne taip daug, bet tyrimai irgi daromi. Ir jie taip pat yra jautrus tam triukšmui. Tai va, tyrimai parodė, kad tiek žuvis, tokios menkės, jos iš 80 km atstumų gali išgirsti tą kalimo garsą ir demonstruoti kažkokį vengimo elgseną. Jūrų kiaulės iš Danijoje darytų tyrimų parodė, kad tiesiog po tokių statybų jos tiesiog pasitraukė iš teritorijos ir per 3 metus nepasirodė, kad jos bandytų grįžti. Elektromagnetinio lauko poveikis čia irgi taip sunkiai apčiuopiamas, realiai tyrimai daryti parodo, kad vienos rūšys, sakysim, galbūt jas pritraukia, tai čia aš nepeina apie tuos povandeninius kabelius, kurie yra nutiesti. Ir vienos rūšys vengia, kitas traukia, tai ir čia iš tikrųjų dar didelė, sakant, daug yra klaustukų šiuose. Dar apie problemas, kurios, na, akivaizdžios atrodo, bent jau, na, taip daugiau iš šalies žiūrint, bet realiai, kad pasidomėjai situaciją užsienį, kad realiai, na, nėra to akivaizdaus, aiškaus kažkokio tai tvarkos Lietuvoje, kogi reikalaujama iš to poveikio aplinkai vertinimo. Atrodo, tai yra, ta energetika yra plėtojama, na, turėtų būti, sakyti, plėtojama tvirtingai, na, yra įsipareigojama ir niekas nebejoja, kad atsinaujinanti energija yra reikalinga. Atrodytų, kad turėtų būti toks kompleksinis mąstymas kažkoks, kad būtų aiškiai pasakyta, kokie yra tie poveikiai, kuriuos reikėtų įvertinti, kokiais atvejais, na, sakysim, atrankos, tenai tos kažkokios gairės yra, bet pačio poveikio aplinkai vertinimo, aš bent jau kiek žinau, nėra tokio patvirtintų reikalavimų, nes jeigu jie būtų, tada manau, kad visiems būtų kas lengviau gyventi, tiek patiems tų projektų vystytojams, sakysim, tiek kokią ministeriją vertinant, ar kas tenai, kaip sakant, visiems interesuotėm būtų lengviau, kur būtų aiškiai pasakyta, daugiau apie tai egzistuoja kitose šalyse. Jeigu gerai padarytas tas poveikio aplinkai vertinimas, juk tai yra ne procesas kažkoks uždraus kažkokią veiklą, aš taip įsivaizduoju, bet procesas, kuris poveikio aplinkai vertinimas, kuris tiesiog turėtų parodyti, kad tas poveikis yra ar nėra. Jeigu jis korektiškai gerai padarytas ir parodo, kad tas poveikis, sakykime, yra nereikšmingas, tai turėtų būti tada visiems ramiau, kad tiem patiem vystytojams ramiau, kad jie gerai padarė ir gauna žalią šviesą savo tom pačiom ministerijom, kurios atsakingos, sakysim, už apsaugą. Jos irgi galėtų būti ramiai miegoti, kad jos teisingai padarė savo darbą.
Ir, sakysim, nereikia net to dviračio išradinėti, tas yra kitur, kitose šalyse daryta. Yra daryta Baltijos šalims, pačiam teko dalyvauti ekspertų susitikimuose, kur tos gairės yra parengtos būtent, ne į laiką, bet aš stengsiu greit baigti. Kur tos gairės yra paruoštos ir ten pakankamai aiškiai, manau, vėlgi, jeigu tai būtų patvirtinta, nebejoju, kad tai vėlgi būtų diskusija kažkuri, kurioje galėtų dalyvauti visi suinteresuoti, tiek vystytojai, sakysim, tiek mokslininkai, tiek visų valdžios atstovai. Ir kitas dalykas, sakykime, na, man dažnai tenka susidurti su tais, va, irgi, sakysim, daugiau iš mažesnių kažkokių elektrinių, kad, na, sako, duokit mums duomenys, kas ten yra, kas ten yra, kas ten yra. Nu, kaip pasakai, kad mes duomenų ten neturim, reikia tirti, na, visada požiūrės, mokslininkam tik tyrinėti ir tyrinėti. Bet iš tikrųjų, realybė yra tokia, tyrimų yra nemažai daryta, bet, sakysim, dabar to strateginio požiūrio ir mes matom, kad galėtų būti padaryta kur kas daugiau. Bet realiai tyrimų daryta, bet jie, na, anksčiau tos energetikos atsinaujinančios nebuvo, tyrimai niekad nebuvo daryti kryptingai atsakyti tos klausimus, kurie yra dabar aktualūs. Tai aš, jeigu baigiant, tai iš mano varpinį žiūrint, taip, kas yra aktualu, kad tyrimai galėtų būti įvairūs. Sakysim, vieni klausimai tam tikrom, sakysim, gyvūnų grupėm. Jos galima ištirti, na, tik tai lokaliai darant tyrimus. Tai kaip, bet tos, na, sakykime, planuojant atskirą konkrečią tą jėgainių parką, tai Ventoso, dugno tyrimai, sakysim, žiemojančių paukščių tyrimai, nes tai yra konkrečios vietos ir pakankamai vertinama pati ta vieta. Kiti tyrimai yra kitas dalykas, ką minėjau, kad mechanizmai poveikio dar nėra iki galo ištirti, nes žinant situaciją, žinant mechanizmus, galime iš karto pasakyti, sakant, su tam tikrom prielaidom, koks gali būti poveikis, kokio negali būti poveikis. Tai vad poveikio. Tai informacijos apie mechanizmus, kai kuriuom, sakysim, jeigu paukščius mes pakankamai gerai žinom, koks tas mechanizmas yra, žuvim poveikis yra mažai žinomas, iš tikrųjų iki galo ten tas būtent triukšmas, elektromagnetinis laukas, ar yra jis, ar nėra, galų gale. Pakankamai geri tyrimai tą leistų atsakyti ir galbūt aptultų iš viso poreikis daryti tas grupės, arba, sakysim, tada būtų aktualu konkrečias rūšis žiūrėti, kurios jautriausiai reaguoja. Ir kas kitas, manau, labai aktualus dalykas, kad, na, ne viską, ne visus tos tyrimus gali padaryti, na, viena bendrovė ar dvi bendrovės, kurios daro konkretų vertinimą, konkrečiai nori vystyti teritoriją. Nes yra dalykai, kur, sakykime, atrodo, trūksta tokio, na, valstybinio strateginio požiūrio, nes kai kurie tyrimai, kaip, sakykime, migracijos, tas yra labai aktualu tiek sausumoje, tiek jūroje pas mus, bet to tyrimo niekas nepadarys vienas, sakykime, nei viena bendrovė. Ir tokia įspūdį susidaro, kad, na, bent jau tokia mintis yra, turėtų būti, jeigu jau vystama tą įsipareigojimą priimti tiek dėl energetikos, tiek dėl paukščių apsaugos. Tai yra galų gale tos pačios mokslo programos, kuriuose tų prioritetų kažkodėl nėra. Jeigu iš valstybės pusės žiūrėti, tai jeigu yra kažkokios kryptis vystymo, jos turėtų atsispindėti, na, visose šakose, ir tas pats būtų ir moksle. Na ir paskutinė skaidrė, tai čia tiesiog tai yra suderinimas, sakysim, čia dėl to precautionary principle, atsakumo principas, kad paminėjau, nes tikrai, kad vėlgi svarbiausia, vystant tokiuose teritorijose, kurios yra jautrios, o Lietuva, na, Lietuvoje Baltijos jūra, bent jau tai, kaip buvo šioje pirmam skaidžiai parodyti, yra maža, užtvara ir visiems reikalinga. Ir, na, svarbu nepridaryti klaidų, nes tokių, kuriuo atitaisyti bus nebeįmanoma. Todėl tie procesai, tie vertinimai, na, jie, manyčiau, nėra šiaip savo sugalvoti, o tiesiog tai yra mechanizmas, kad apsaugotų nuo klaidų, kurių atitaisyti nebeišeis. Čia, na, keletą žodžių apie dabar naują projektą, kuriame dalyvaujame mes, Klaipėdos universitetas. Tai būtent tyrimai, vėlgi, kaip buvo pasakyta pereitam pranešime, kad paukščių nebuvo, staiga jie galbūt yra. Paukščiai iš tikrųjų visą laiką ten buvo, bet mes realiai ten nežiūrėjom, nes, na, sakysim, ir sąlygų tokių nebuvo ir iš tikrųjų tokio poreikio nebuvo, ta jūra nebuvo tiek eksploatuojama. Ir už teritorinių ribų, sakysim, teritoriniuose vandenyse jau tų tyrimų yra padaryta nemažai, o dabar yra atrinktos tos teritorijos, kur, na, tokio ekspertinių vertinimų galima tikėtis įdomiausių, sakant, biologinių dalykų, didžiausios biologinės įvairovės.